Ar gerai? Gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai, gerai! Oi! Sveiki sugrįžę. Su jumis ir vėl Žiburių žinios ir vėl su dviem vedėjais. Ir vėl su 2 savaičių pertrauka. Berods taip, man tai. Taip, 2. O jeigu su 2 vedėjais šnekant, tai 3 ar net daugiau. Pavardės nepasikeitė dėja. Kuzmauskas ir Blaževičius. Atsiprašom už apsileidimą, iš tikrųjų mus labai spaudžia 4 klasė. Ir didžioji mokytoja dalis nesupranta mūsų. Sako, taigi 4 klasė mūsų laikas buvo lengva, tai ir jom lengva, kad namų darbas rytoj egzaminas. Testuotas būsi čia, žodžiu. Niekam tikęs, žodžiu, nesvarbu. Šiukšlį turi, eikis čia. Čia tokios nepaiso mūsų. 4 aktualius, bet nemanau, kad tai svarbu visai mokyklai. Gal geriau pereikime prie kažko linksmo ir džiuginančio širdį. Kasgi labiau džiugina negu mokyklą garsinantys mūsų mokiniai. Labai gražus ir stiprus ir protingi mokiniai. Taip, ir dargi dainuojantys. Ir dainuoja, man tai žiauriai patinka žmonės, kurie dainuoja. Aš pats nedainuojantis, bet kaip sutinku dainuojantį žmogų, tai aš jam visada ranką paspaudžiu. Ir apskritai iš karto daina asocijuosi su džiaugsmu, todėl pirmasis reportažas apie 4 laumžirgius, taip jie vadinosi. Sveikiname visus atvykusius į tradicinį jaunųjų dainininkų konkursą Dainų dainelė. Ir jeigu tu skrisi į dangų, ištiesęs rankas lyg sparnukus, pasieksi planetą Soliarį ir rasi ten savo draugus. O dabar grįžkime į dar senesnę, tik dar muzikalesnę ir tik tiek, kad negudesnę, nes šiltesnę žiemos dalį. Taip. Pradėję su dainom į dainas ir eikime, tęskime dainomis. Su gera nuotaika ir lietuviška daina. Ir pūkų reklamą. Puikia bardų muzika. Taip. Iš tikrųjų, puikusis bardas šiandien mūsų rubrikoje bus, eksperto rubrikoje bus Vytukas Trakimukas. Žiūri pro mane ir net manai, būtėti prie jos kiek reitis. Amžinai kaip senamiesčio varna, bet mano fėjai vis tiek neramu, kad aš galiu ją pamėti ir jį iš visų jėgų. Vytautai, norėčiau tave pasveikinti iš pradžių su puikiu koncertu. Tai kaip tu jautiesi pats po savo antrojo koncerto? Pavargęs, užkimęs ir laimingas. O kaip sugalvojai tai šį penktadienio vakarą susirinkti? Aš, kaip ir pirmą koncertą, dariau tiesiog pasisėdėjimą, kad pabūti ramiai po pamokų, po visos savaitės darbų, o po atostogų, manyčiau, ši savaitė sunkiausia ir labiausiai pavargom, tai todėl padariau šį koncertą, kad atsipalaiduot ir tiesiog pabūti. O kada kitas koncertas? Manyčiau, kad bus, bet nežinau, ar dar būsiu šios mokyklos mokinys, ar jau studentas, bet tikrai darysiu koncertą šioje mokykloje. O kada? Nežinau, turbūt kitų metų pavasarį. Tai tikėkimės, jų bus daugiau. Kai matote 4 laimė 17 taškų persvarą, ką manote apie šios dienos varžybas? Iš tikrųjų, mano draugas Žygimantas išbėgo aikštelę ir paskutiniam minutėm sutriuškino visus savo priešininkus. Ir persvara buvo apylygė.
Buvo 19-19, paskutinę akimirką įmetė 3 taškį. Taškų skirtumas, tapo 3 taškų skirtumas ir jie nugalėjo. Bet manau, tai plačiau galėtų pakomentuoti mūsų draugas geras. Dargi reikėtų pridurti, kad jie žaidė savo amžiną priešų... Išlaužo. Išlaužo. Iš tikrųjų buvo išlaužas sutriuškintas. Kova padarytas. Ir Domantas mėgsta padarimus ir jis pakomentuos plačiau. Va čia tai kaip bus, tai vyko, va čia tai bus kur tai vyko reportažas. ir su kuo tai vyko. Sveiki, mėly Žiburo žinių žiūrovai. Su jumis vėl grįžta rubrikas Sporto pasaulyje. Taigi ir mes šiandien aptarsim praeitą savaitę vykusių 2 renginių informaciją. Taigi, pirmiausiai, savaitės pradžioje vyko rajoninės jaunučių rungtynės krepšinio, kur mūsiškiai paėmė 1 vietą. Tačiau daugiau kalbėsime apie kitą renginį, kuris jau vyko mūsų visos Žiburio rinktinės krepšinio rungtynės. Ir tai buvo sausio 13-osios paminėjimas vykęs praeitą ketvirtadienį. Ir štai mes turim pašnekovą, tai yra mūsų komandos kapitonas Marius Malinauskas. Sveiki. Labas. Kaip sekėsi žaisti? Puikiai sekėsi žaisti, paėmėm 1 vietą. Kelias rungtynės žaidėt? Iš viso 3 rungtynės buvo, bet buvo sutrumpintas variantas po 2 kėlinius. Aišku, ir kaip būtent tau sekėsi žaisti? Ar esi patenkintas savimi ar ne? Kaip Blekaitis tave įvardijau, ar gerai žaidėjai ar ne? Visa komanda patenkintas, o Blekaitis tai neįvardijau kaip žaidžiau, o ją ir įvardijo, tai aš galbūt neišgirdau, nes nenorėjau išgirsti. Šiaip tai viskas normaliai. Tiesą pasakius, aš net norėčiau padėkoti asmeniškai mūsų komandos sielai. Geriausiam žaidėjui tos nakties, kuris mus išgelbėjo. Tai buvo Žygimantas Petronis, pataikęs tą lemtingą 3-taškį ir išgelbėjęs mūsų komandą. Ir aš dar Petronui noriu pasakyti, kad žinok, kai tu išmetė tą kamuolį, aš galvojau, kad tave užmušiu, tai džiaugis, kad įkrito. Kai įkrito, norėjau tau nupirkti butą. Su jumis buvo Žiburio sporto pasaulyje. Kažkok tai šalta čia man. Gūdi žiema atėjo į mūsų kraštą. Klasiokų suskaičiavau kokius 3 atėjusių šiandien į mokyklą. Aš neskaičiau, iš tikrųjų suskaičiavau 4, bet daugiau nemoku. Mat keistas žmogus tas Mantas. Mat šaltis veikia smegenis. O kiek tų šalčių yra? 10 pagal Fahrenheitą. Turi galbūt 260 pagal Kelvinus? Na taip. Kelviną, atsiprašau, litais. Taip, būtent taip ir turiu galvoje. O kaip spręsime šią problemą? Šalčio problemą. Man rodos, aš jau ryt neteisiu į mokyklą. Manau, žiburiečiai vis tiek labai be galo aktyviai visada komentuoja žinias, tiesiog net nežinau, pasipila 100 komentarai. Todėl galėtumėt pakomentuoti, kaip jūs, ypač baigę žiburiečiai įdomu, kaip kovotumėt su šalčiu mokykloje. Ir kaip kovojate su šalčiu universitetuose ar butuose. Ar kaip kovojote, kai buvote gimnazistai, su dabartiniais pasidalinkit. Pamiršome, kad jie gyvena kiauruose barakuose. Na, būtų įdomu iš tų 5000 komentarų po žinių bent kokius 100 tokių rasti. Gerų, kad galėtume ir kitą laidą parodyti. Taip. Šiai savaitei mes turbūt palinkėtume, kad gertumė daug vitaminų, kaip Roma Ročkienė sako, C. C. Ir... Amfetaminų C. Ne. Ar kažko C žodžiu. Amfetaminas čia narkotikas yra vitaminas. Amfetaminas rimtai kenkia ten narkomanai. Ai, nu darykit. Arba antifrizo gerkit. Kaip jūs neužšalsit bent. Svarbu neužšalsit. Taip. Bet atsižvelgiant į savaitgalio prognozes, tai tuo minus 32 laipsnių reikėtų antifrizos. Taip, antifrizas net. Už tai, kad naktį iš penktadienio šeštadienį praneša minus 32 laipsnius konkrečiai. Konkrečiai, būtent šiai savaitei. Tai tiek gal. Šiai savaitei. Tark žodį. Finalinį. Tai čia mūsų ledinį žinių stor baigėsi. Ar gerai? Gerai!